Tai nieko nelaukius, tai malonu matyti visus prisijungusius ir tiek gyvai įsitraukusius į klausimus. Šiandienos susitikimo esmė pažiūrėti, ką rodo skaičiai apie antros pakopos kaupimą, likti stabdyti ar kaupti toliau. Tai pasidalinsiu savo mintimis, ką dažniausiai klientai klausia, kokias patirtis liečiam kartu su visa komanda. Matosi jūs ir skaidrės. Matosi, du langai, matom. Tai matom viską tikriausiai, ar net viskas teisingai. Tai judant nuo pat pradžios, tikriausiai visi esat po darbų, tai kyla tokių papildomų minčių, kodėl mes čia esam susitikę. Tai ką rodo skaičiai, tai man atrodo viena iš priežasčių, tikriausiai 3 priežastys, kodėl šiandien turim šitą susitikimą. Tai viena iš priežasčių yra būtent ši data. Nežinau, ar kažkam su kažkuo jinai asocijuojasi, gal pataikėme kažkieno gimtadienį spalio 13 dieną, bet tą dieną, 24 metais, vyko Seimo rinkimai. Tai kalbant apie antros pakopos reformos priežastis, kartais tai galime žiūrėti, kad tai buvo priimta ne iš tos pusės, kadangi padaryti žmonėms kažkokį gerą pasirinkimą, bet kartais gali būti taip, kad tai geras pasirinkimas ar ne, o kartais tai buvo viena iš priemonių, kaip buvo galima laimėti rinkimus, nes buvo tam tikrų politinių partijų, kurios sakė, išrinkit mus, mes leisim įsimti pinigus iš antros pakopos. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes šiandien čia esam ir šnekamės apie antrą pakopą. Kita priežastis, kad dabartinė mūsų premjerė sakė, kad pensijų fondai turės įtikinti žmonės, kad galbūt reikia likti antros pakopos kaupime ir tęsti kaupimą. Tai kas gali geriau tai padaryti, negu jūsų kompanija, kur šiai dienai jūs kaupėt, ir viena sparčiausiai augančių pensijų kaupimo bendrovė apskritai Lietuvoje, nes pastaruosius kelis metus, nežinau, kiek stebėjote mūsų rezultatus, komunikaciją, bet keletą pastarųjų metų mes esam sparčiausiai auganti pensijų kaupimo bendrovė Lietuvoje pagal kaupiančiųjų skaičių antroje pakopoje. Ir jeigu žiūrėtume iš mūsų kompanijos privalumų pusės, kuo mes įsiskiriam, skiriamės nuo kitų bendrovių, tai kad mes visas lėšas investuojame tik pasyviai ir tik į indeksinius fondus ir neturim jokių kitų produktų, tik antros ir trečios pakopos pensijų kaupimų. Tai mūsų visas fokusas yra tik į šį produktą. Ir tai leidžia turėti tiek pati investavimo strategija, tiek mūsų fokusas vienus mažiausių mokesčių. Ir kiekvienas lietuvis galbūt nesupranta, kas yra indeksiniai fondai, bet kiekvienas lietuvis tikriausiai supranta, kas yra maži mokesčiai. Nes kuo mažiau nusiskaičiuoja nuo jūsų, tuo daugiau lieka jums. Ir kaip mums sekasi per tuos 3,5 metų, tai šiai dienai turim jau virš 59 tūkstančių klientų, 375 milijonus valdomo turto, tai dėka jūsų visų, tiek ir rekomendacijų savo artimiesiems draugams, vis daugiau žmonių mus atranda ir pasitikė savo kelionėje pensijų kaupime. Pradžia taip buvo šiek tiek sudėtinga, kai neturėjome dar savo istorijos, buvome mažai žinomi. Mums trukdavo mėnesis laiko galbūt pritraukti kokį 100-200 klientų, pastaraisiais mėnesiais, praeitų metų pabaigoje prie mūsų apie 1000-2000 naujų klientų prisijungia kiekvieną mėnesį. Tai judant tolyn, pereisim prie antros pakopos po trumpos įžangos apskritai, kas yra, kaip veikia pensijų kaupimo sistema, nes priimti sprendimą ar likti antroje pakopoje ir toliau kaupti, manau, kad galima tik tai tuo momentu, jeigu žinome, kaip apskritai veikia pensijų kaupimo sistema Lietuvoje. Tai nei vieno tikriausiai iš jūsų nenustebinsiu, kaip veikia pensijų kaupimo sistema, kad jinai susidaro iš 3 pakopų, bet pažiūrėkime detaliau apie kiekvieną iš jų. Tai pirma pakopa, kaip jinai veikia, tai vadinama valstybinė sodros pensija, tai yra mes dirbantis, dabar moka mokesčius ir dėja tie mokesčiai nelaukia mūsų, kol mes išeisime pensiją, bet jie yra išmokami dabartiniams pensininkams. Tai jinai veikia tokiu paskirstimo principu. Tai mes visi dirbam, mes privalom mokėti mokesčius ir jeigu žiūrėtume iš šios dienos perspektyvos, gruodžio mėnesį vidutinė pensija sudarė apie 670 eurų. Ir tokios pajamos, matyt, kiekvienam iš mūsų, jos neužtikrintų orios senatvės, įprasto mūsų pragyvenimo lygio, bet užtikrintų tokias bazinės pajamas. Jeigu žmogus miršta anksčiau, nesulaukęs pensijos, tai viskas, kas yra sukaupta sodros taškais, stažu, tai nėra paveldima. Ir jeigu žiūrėtume į atliekamus tyrimus pasauliniu mastu, pavyzdžiui, šiai dienai vidutinė pensija Lietuvoje sudaro apie 45% mūsų vidutinio atlyginimo Lietuvoje. Tačiau jeigu žiūrėtume
kas yra planuojama ateityje, tai yra atliktas ekonominės bendradarbiavimas ir plėtros organizacijos tyrimas, kur buvo nustatyta, kad dabar jeigu jaunas žmogus startuotų darbo rinkoje, kauptų savo visą gyvenimą ir papildomai neinvestuotų savarankiškai, kad jo pensija sudarytų apie 28,9%. Jeigu žiūrėtume šitame šalių sąraše, jeigu ieškat Lietuvos, tai mes esam paskutinioje vietoje. Ką tai reiškia? Tai jeigu žmogus prieš išeidamas į pensiją uždirbtų apie 2000 eurų, tai jo pensija tikėtina būtų ateityje prognozuojama apie 600 eurų. Tai 3 kartus reikėtų susimažinti savo pragyvenimo lygį. Tai yra pats prasčiausias rezultatas tarp visų šių šalių narių, tarp kurių buvo daromas tyrimas. Tai pagrindinė priežastis, kodėl taip yra, tai kad mes esam senėjanti tauta. Ir tikriausiai esate girdėję, bet čia yra skaičių Eurostato duomenis, kad 90 metais, pavyzdžiui, vieną pensininką išlaikė 6 darbingo amžiaus žmonės, dabar tas santykis yra apie 3,2, kai dauguma iš mūsų mes išeisim į pensiją, Eurostato duomenis rodo, pavyzdžiui, 2050-aisiais vieną senjorą tikėtina išlaikys 1,7 dirbančiojo žmogaus. Tai tikėtis, kad mūsų valstybė turės didelį biudžetą išlaikyti, yra šiek tiek optimistiška, todėl ir buvo atsiradusios antra ir trečia pensijų pakopos, kad papildomi žmonės atsidėtų dabar, kad turėtų ateityje šiek tiek daugiau ir tas pragyvenimo lygis būtų panašus į įprastą mums gyvenimo lygį. Ir tai veikia valstybinė pensija, tai tikrai plačiai šiandien apie ją nekalbėsime, bet pagrindinė žinutė, kurią norėčiau įsineštumėt, kad ir ką nuspręstume daryti su antra pakopa, tai mintis yra tai, kad valstybinę pensiją pasikliauti ir tikėtis, kad vien jos mums užteks pensijų yra nepasirinkimas, reikėtų kažką daryti, kažkur investuoti papildomai ir kaupti. Vienas iš tokių pasirinkimas tai yra antra pakopa. Ir kaip veikia antra pakopa, prieš einant į visus pokyčius, kurie pasikeitė nuo šių metų, tai kaip kaupimo principas buvo, kad 3% nuo jūsų atlyginimo yra nuskaičiuojami kiekvieną mėnesį automatiškai, tai tas pats lieka ir šiais metais. 1,5% valstybė prisideda ir toliau nuo vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje. Tai šis procentas liko, tiesiog kas pasikeitė šiais metais, tai yra tai, kad suma jinai padidėjo į 402 eurus. Ir jeigu žiūrėtume į pačios antros pakopos savybės, ką dažnai dabar paskutiniu metu konsultuojant žmonės girdžiu, kad pasitrauksiu galbūt iš antros pakopos, nes nėra jinai paveldima. Jeigu mirsiu anksčiau, tai nieko neliks mano artimiesiems paveldėtojams, bet antra pakopa yra paveldima. Ir kaupimo stadijoje, kol žmogus kaupia ir nesulaukia pensijos, tai yra viskas paveldima 100%. Kai žmogus išeina į pensiją, jisai gali rinktis. Tai apie tai pakalbėsime susitikimo metu dar, kai liesime anuitetų temą. Ir jeigu žiūrėtume iš šios dienos prizmės, kaip susidaro įmokų ir visos sukauptos proporcijos, tai yra tai, kad vidutinis lietuvis, jeigu žiūrėtų į savo pensijų fondą ir ten, nežinau, kaip pavyzdys matytume 10 000 eurų, tai tik trečdalis tos sumos yra pačio žmogaus įmokėtos įmokės. Vidutiniam lietuviui apie 38% yra tai, ką įmokėjo sodra ir valstybė, ir 32% yra tai, ką uždirbo pensijų fondas. Tai matant 10 000 eurų, tai daugumai žmogui, vidutiniam žmogui, tai jis pats yra įmokėjęs tik 3 000. Tai turim tokią sistemą antros pakopos, pokyčius paliesim šiek tiek ateityje. Ir užbaigiant pensijų kaupimo sistemą Lietuvoje, turime ir trečią pakopą. Trečią pakopą aš pats asmeniškai vadinčiau labiau savarankiško investavimo instrumentu, nes tai yra visiškai savarankiškas investavimas dėl to, kad tu gali valdyti tiek savo įmokamas įmokas, tiek jos dydį, noriu moko, noriu nemoko, galiu lėšas bet kada atsimti, jeigu būtų toks poreikis. Tiesiog yra papildomų lengvatų, jeigu žmogus kauptų ilgą laiką. Viena iš tokių, pavyzdžiui, čia sudėjau lengvatas. Kalbant apie trečią pakopą, tai kad likus 5 metams iki pensijos, jeigu kaupiau bent 5 metus, nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio nuo sukauptos sumos ir uždirbto kapitalo. Taip pat tie žmonės, kurie turi sudarytas sutartis iki 2024 metų pabaigos, dar galima susigrąžinti iki 300 eurų kiekvienais metais per mokesčių deklaraciją, nuo 1500 įmokėtų savo įmokų per metus. Ir pats naudingiausias kaupimo būdas, kalbant apie savarankišką investavimą trečioje pakopoje, tai yra kaupimas su darbdaviu. Tai jeigu yra galimybė susitarti su darbdaviu, kad jis mokėtų tiesiog į jūsų pensijų fondą, tai būtų vienas iš
ekonomiškai naudingiausių būdų, tai susitikimo metu šiek tiek paminėsiu dar ir tai. Tai jeigu turėsite papildomų klausimų ir norėsite plačiau apie tai pasikalbėti, tai registruokitės pas mus į konsultaciją internetinėme puslapyje ir galės mūsų kolegos ar aš asmeniškai taip pat susisiekti. Tai turim tokią sistemą ir pereisim šiai akimirkai prie antros pakopos pokyčių. Pagrindinės šios susitikimo temos ir pažiūrėsime, kas keičiasi ir ką reikėtų atsižvelgti vertinant iš skaičių pusės. Antra pakopa. Daug pokyčių. Jeigu atsidarytume žiniasklaidą, ypač kai buvo priimti įstatymai, buvo kalbama labai daug reforma, bet iš mano pusės žiūrint, kartais reforma asocijuojasi su tokiu kažkokiu blogiu, kad čia kažkas negerai nutiko, bet iš esmės tas visi dalykai, kas keičiasi šiais metais, jie neblogina sąlygas kaupiantiesiems, bet kaip tik gerina. Ir pabandžiau sudėti į vieną vietą, kas keičiasi pagrindiniai kokie konceptai nuo šių metų. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, tai kad atsiranda lygų sąrašas, tai žmogus susirgęs kritinė liga, yra sunkių lygų sąrašas ir netekęs darbingumo 70 arba 100% gali įsimti visą savo sukauptą sumą iš antros pakopos ir naudoti gydymui ir kitom reikmėm. Tai iki tol tokios galimybės nebuvo, jinai atsiranda nuo šių metų. Tai manau tikrai sveikintinas dalykas ir buvo reikalingas toks pokytis. Kitas dalykas, tai yra galimybė stabdyti įmokas. Seniau buvo terminuotas stabdymo kiekis, tai yra 12 mėnesių laikotarpis per visą kaupimo laikotarpį, tačiau nuo šių metų atsiranda galimybė stabdyti metams laiko savo kaupimą ir tą kaupimą stabdyti neribotą kiekį kartų. Tai jeigu žmogus apskritai nebenorėtų kaupti, bet palikti savo sukauptą sumą, kas yra jau sukaupta, tai galėtų kiekvienais metais pratęsti savo stabdymą ir taip net susilaukti pensijinio amžiaus. Žinoma, tas nėra iš mano pusės rekomenduojama, kad sukauptume didžiausią pinigų sumą galima ateityje, bet tokia opcija yra, jeigu gyvenimas kažkas pasikeitė, nutiko gyvenime tam tikrų dalykų, tai tikrai atsiranda papildomų lankstumo, kur galima stabdyti arba vėl atnaujinti savo įmokas priklausomai nuo kiekvieno žmogaus situacijos. Trečias dalykas, tai yra galimybė atsimti 25% nuo savo sukauptos sumos. Kalbant apie šitą galimybę, svarbu paminėti du dalykus. Tai vienas dalykas yra tai, kad tokią galimybę turime tik vieną per visą savo kaupimo laikotarpį, tai tikrai rekomenduočiau įsivertinti, kada geriausia būtų tuo pasinaudoti, ar dabar, ar ateityje, ar sulaukus pensijos, nes kuo vėliau mes atsimsim, tuo tikėtina didesnę pinigų sumą galėsime tą padaryti. Ir antras dalykas yra tai, kad žmogus negali atsimti daugiau negu pats yra įmokėjęs. Tai tikrai turim ir savo klientų tarpe žmonių, kurie savo pensijų fondai yra net įmokėję mažiau negu 25%, tai galėtų įsimti tik tą dalį, kurią pats yra įmokėjęs. Na ir ketvirtas dalykas, tai keičiasi išmokų ribos, kada yra privalomas anuitetas, jau kai žmogus sulaukia pensijinio amžiaus, kaip galės atsimti tas lėšas. Tai seniau riba buvo, kad žmogus sukaupęs iki 10 000 eurų galėdavo įsimti viską vienu kartu, tai šiais metais ta riba pasikeičia iki 16 000 ir taip pat yra maksimali riba apie 83-4 tūkstančius, kada žmogus jos kaupęs tą sumą viršijančią tą laiptą galėtų pasimti taip pat kaip vienkartinį išmoką. Tai tokie pasikeitimai pagrindiniai yra šiais metais, kurie atsiranda. Ir aš tokią analogiją duodu dažnai kalbant su žmonėmis, tai yra, jeigu į kompiuterį ar į telefoną ateina kažkoks sistemos atnaujinimas, juk mes dažniausiai nesakome, kad reikia mesti kompiuterį lauk ar telefoną, nes kažkas pasikeitė. Mes kaip tik dažniausiai džiaugiamės, nes atsiranda kažkoks naujas funkcionalumas, greitaveika pagerėja. Tai apie antros pakopos kaupimą kartais galima pagalvoti ir iš tos pusės per analogijas. Tai turim tokius pokyčius, bet pažiūrėkim šiek tiek detaliau. Ir linksmumo dėliai įdėjau tokį paveiksliuką, kai konsultuojam žmonės, dažnai aš taip prilyginu kaip važiavimų greitkeliu. Didžioji dalis žmonių vairuojam, žinom, ką reiškia vairuoti. Ir kai jau daug metų vairuojam, sakykime, čia pensijų kaupimas atsirado prieš 20 metų, tai mes jau nebelabai galvojam, kaip bėgius perjunginėjame ar tam tikrus posūkio ženklus. Bet yra tikriausiai kiekvienam iš mūsų buvę važiavam keliu ir žiūrim, posūkis yra ir kažkada mums reikia nusukti, čia sukti ar nesukti, reikia sukti ar nesukti. Tai tas pats yra su antra pakopa, mes kaupiam, jau įsibėgėję ir tada yra galimybė nusukti, atsirado reforma ir galimybė keisti kažką. Ir dažnai paklausiu žmonių,
kodėl planuojat išeiti, dažnas atsakymas, nu tai duoda, reikia imti, yra galimybė, kodėl jie nepasinaudoja. Bet sakau, nu tai nėra tai nėra priežastis, manau, kodėl reikėtų pažiūrėti detaliau. Ir galbūt susitikimo laukelėje susirašinėjame galėtumėt parašyti mintis, kas jums labiausiai galbūt skatintų arba ką apgalvojate apie antrą pakopą galvodami, galbūt likti ir nelikti, ar ne, kas yra tie dalykai, kurie manot galėtų būti geresni. Galėtumėt trumpais sakinukais parašyti, aš pabandžiau sudėti, ką mes dažniausiai girdim, pažiūrėsime, ar tą patį šiandienos susitikusių žmogelį lauke. Matau anuiteto tvarka, refinansavimas, nesuinvestuosiu geriau nei jūs, savarankiškai investuosiu. Kol kas matau, kad neapsimoka, nes uždirbu daugiau negu vidutinis atlyginimas. Tada norisi 100% turėti lankstumą, kada galėsiu naudotis lėšomis. Tada planuoju likti, nes daugiau prisikaups. Išeisiu, nes pats investuosiu savarankiškai investuosiu, pradiniam įnašai. Tai tikrai nemaža dalis dalykų, ką esu įsidėjęs ir jūs dabar paminėjot, tai pabandysiu praeiti dažniausiai girdimus, tai yra mažas valstybės prisidėjimas, kaip tik ir buvo vienas žmogus parašė, tai yra, kad kas uždirba didelės pajamas, tą mažas pajamas tiem apsimoka, kam mažesnės, didesnės tam nelabai. Tada labai suvaržyta sistema, anuitetai, politinis neapibrėžtumas, aš galiu padaryti geriau, investuoti savarankiškai. Na ir dar vieno, kurio nemačiau šiandien, kad jūs būtumėt parašę, tai buvo dažnai dar girdimas nedagyvensiu. Tai šitus visus dalykus matau, kad tikrai ir jūsų grupėje prisijungusių yra, tai pabandysiu pereiti per kiekvieną iš šitų punktų ir pažiūrėti, ką iš tikrųjų apie juos rodo skaičiai. Ir pirmas punktas, nuo kurio norėčiau pradėti, tai yra mažas valstybės prisidėjimas. Tai dažnai žmonės sako, mažai prasideda valstybė, bet retas, kuris žino, kiek iš tikrųjų. Tai čia įdėjau 4 paskutinių metų skaičius, kiek valstybė prisidėjo kiekvienais metais. Tai ta suma per 4 metus paaugo per 55%. Šiais metais prisideda 402 eurus ir padariau tokį matematinį pratimą, jeigu mes tą 1,5% vertintume, kad, sakykime, vidutinis atlyginimas Lietuvoje augtų apie kokius 4% kasmet, kiek mes galėtume tikėtis vien iš valstybės paskatos, neinvestuojant nieko savarankiškai, nuo savo dalį atmetus, vien iš valstybės sukaupti per visą kaupimo laikotarpį. Tai jeigu yra dar kaupimai 15 metų, tai vien iš valstybės paskatos plus investicinės grąžos, tai čia skaičiavimas dariau su 7% prielaida, kad fondas galimai uždirbs, tai vien per 15 metų, vien iš valstybės paskatos žmogus galėtų tikėtis papildomai apie 11 000 eurų. Tačiau turim ir jaunesnių žmonių mūsų rate, tai žiūrint iš ilgesnės perspektyvos, jeigu yra 25 metai, tai būtų 30 000 eurų, jeigu tai būtų 35, 69 ir 45 metai, kas dabar ateina į darbo rinką, 150 000. Tai tikrai didelės sumos, ar ne? Tikėtina žmonės sakysite, kad tie 150 000 nebebus verti tiek, kiek yra dabar, taip, infliacija visus pinigus paveiks, tačiau vis tiek tai sudaro nemažą pinigų sumą. Matau klausimą, kodėl tik 7%, parodysiu, kaip mums sekasi pastaraisiais metais, ar ne, bet geriau sakom, geriau pasiūlyti mažesnę, pasakyti investicinę grąžą, negu pasiūlyti labai didelę, o paskui geriau mažiau pažadėti ir geresnius rezultatus turėti, negu iškelti per didelius lūkesčius. Tai šitoj vietoj tokia mūsų logika. Ir iš kitos pusės pasižiūrėjus apie mažą valstybės prisidėjimą, kur buvo irgi vienas iš žmonių parašėte, kad uždirba didesnės pajamas neapsimoka, aš padariau tokią kitą iš kitos pusės pratimą. Šiais metais valstybė prisideda 33 eurus ir 49 eurus centus per mėnesį. Ir jeigu pažiūrėtume, jeigu žmogus uždirba minimalų darbo užmokestį Lietuvoje, tai jiem įmoka, kurią jisai pats moka į antros pakopos kaupimą, valstybės priedas padvigubina. Jeigu žiūrėtume žmogus, kuris uždirba vidutinį darbo užmokestį, tą sumą padidina 47%, kas uždirba 2 vidutinius ar 3 vidutinius, atitinkamai 24 ir 16%. Ir analogija būtų labai paprasta. Jeigu šiai dieną tai uždirba 2 vidutinius atlyginimas, kas būtų apie 2200, 2400, 2500 eurų į rankas, ir ateitų rytoj jūsų vadovas ir sakytų,
Pauliau, gerai darbavaisi, didino atlyginimą 24%. Tai aš asmeniškai tai džiaugčiaus, nes tas padidinimas tikrai nėra mažas. Tačiau jeigu valstybė mano įmoką padidino 24%, nu jau kartais sakom, nu jau čia mažoka, galėtų daugiau. Bet tas pats procentas, tik žiūrint iš kitos pusės, dažnai kelia skirtingus pamastymus žmonėms, tai šitą tikrai rekomenduočiau pratimą pasidaryti su savo skaičiavimai, su savo atlyginimu ir pasižiūrėti, koks procentas būtų jūsų pusėje. Kitas dalykas, ką žmonės ir rašo ir sako, tai yra labai suvaržyta sistema, bet nuo šių metų ta sistema tikrai pralaisvėja, atsiranda galimybė atsimti ir susirgus, ir stabdyti įmokas, 25% atsimti. Vieno dalyko, ko nepaminėjau, tai yra bonus tokio, tai yra, kad lėšos lygos atveju yra nemokestintos. Nes tikrai mačiau susirašinėjame, kad daug žmonių planuojate investuoti savarankiškai, tarkim, jeigu pirksit tos pačius indeksinius fondus ar savarankiškai pirksit kažkokias akcijas, obligacijas, tai kad ir darytume tai per investicinę sąskaitą jinai neatleidžia nuo mokesčių, jinai jos tik atideda, o pavyzdžiui, lygos atveju jūs galėsite iš antros pakopos įsimti visą sukauptą sumą, bet nereikės mokėti mokesčių. Tai likvidumas taip, jisai yra apribotas pradinėme etape, bet lygos atveju nereikia mokėti mokesčių, ką reikėtų daryti, investuojant per daugumą kitų investavimo instrumentų. Tai sistema tikrai pralaisvėjo ir atsirado tikrai nemažai lankstumo. Pereikim prie vieno iš tokio punkto anuitetai. Jisai šiek tiek yra platesnis, tai praliesime šiek tiek plačiau apie jį, bet vienas iš dalykų, ką noriu dažnai pasakyti, tai yra anuitetai, kad ten yra tikrai, ką galima pasigilinti ir yra pasirinkimų. Nes žmogus anuitetuose turi 3 pasirinkimus šiai dienai. Tai vienas yra pasirinkimas, kad perka, 2 pasirinkimai yra, kad perka anuitetai sodros, kur sodra mokės į išmokas anuitetinės ir vienas yra atidėtas pensijų anuitetas, kai dalį išmoko mokės pensijų kaupimo bendrovė. Tai parodysiu per pavyzdį, kaip tai atrodo, bet kalbant apie paveldimumą, tai 2 iš anuitetų yra paveldimi iki 85 metų, vienas yra tik nepaveldimas. Tai yra dažnas mitas, sklando visuomenėje, kad kai žmogus sulaukia pensijos, kad visa sukaupta suma nėra paveldima. Tačiau didžioji dalis žmonių pasirenka paveldimus anuitetus ir dauguma žmonių tikrai yra paveldima. Kitas dalykas, anuitetai, kaip veikia jie, kad yra mokami visą gyvenimą. Tai žmogus, tarkim, sukaupia, 100 000 eurų, išeina į pensiją, kaip labai būtiškai anuitetai yra skaičiuojami, formulė yra sudėtingesnė, bet yra žiūrima, kiek žmogus yra sukaupęs, kiek vidutiniškai žmogus gyvena Lietuvoje pensijoje ir tą sumą padalinant tiek mėnesių kiekio ir plus minus pasiskaičiuoja tą mėnesinį išmoką. Tai jeigu žmogus gyvens net ilgiau negu vidutinis pensininkas Lietuvoje, jisai gali gauti net didesnę pinigų sumą, negu pats yra sukaupęs. Tai nes išmokos anuitetinės yra mokamos visą gyvenimą, kad jeigu žmogus gyvens ir iki 90, 100 metų, ir iki 110, vis tiek gaus išmokas papildomas kiekvieną mėnesį. Trečias dalykas, kas anuitetuose yra, tai yra stabilumas, kad kiekvieną mėnesį mes gaunam papildomas išmokas ir tai duoda tokio papildomo stabilumo sulaukus garbaus amžiaus. Ir man pačiam, kas vienas iš naujų dalykų, kurį pats pradėjau vertinti anuitetuose, tai yra finansinė apsauga, nes mes tikrai nei vienas nežinom, kaip veiks mūsų smegenis sulaukus pensijinio amžiaus. Ir jeigu mes turėsime 100, 200 ar kiek tūkstančių ar 50 000 sukaupę ir gausim savo pirmą dieną sulaukus pensijos vienkartinę išmoką, tai klausimas, ką mes su ja nuveiksim. Jeigu būčiau finansinis sukčius, tikrai bandyčiau taikytis į šią auditoriją. Tai padeda mums patiems nepriimti kažkokius blogų sprendimų, bet taip pat apsaugo ir, nežinau, dabar dirbtinis intelektas gali pakeisti ir balsą, ir veidą, ir nepadaryti, tai tikrai yra papildoma apsauga. Ir pažiūrėkim į tuos 3 pasirinkimus net šiek tiek detaliau. Kokie tie 3 pasirinkimai yra, tai paėmiau iš sodros puslapio, ką žmogus gali rinktis. Tai įdėjau į skaičiavimuose, kad žmogus sulauks pensijos, sukaups 100 000 eurų ir pasirinko standartinį pensijų anuitetą, jisai gautų apie 400 eurų vidutiniškai kas mėnesį prie pensijos. Ir šitos išmokos būtų mokamos visą gyvenimą. Antras būdas, pasirinko su paveldėjimu į sodros tipą ir ten yra jau 360 eurų per mėnesį. Ir čia paveldimumas jau yra iki 85 metų. Na ir turim trečią pasirinkimą, kur yra atidėtas pensijų anuitetas, ten išmoka yra apie 320 eurų, bet irgi paveldimumas iki 85 metų. Parašykite mūsų susitikimo laukelį, kaip manot, kurį žmonės dažniausiai renkasi, 1, 2 ar 3.
Tai tiesiog numeriuką taip iš eilės. Pirmas, antras ar trečias, kaip manot, kurį žmonės dažniausiai renkasi? Antrą, pirmą, tai kol kas 50-50, antrą, pirmą, oi, kiek daug numeriukų nespėjau skaityti, antrą, pirmą, tarp pirmo ir antro didžioji dalis žmonių rašot. Tai parodysiu faktinius skaičius pastarųjų keletą metų, tai pirmą pasirinkimą renkasi apie 22%, antrą pasirinkimą apie 70% ir trečią apie 10%. Aš taip juokaudamas sakau, kad pirmą pasirinkimą renkasi tie žmonės, kas yra neturinti šeimos arba susipykę su šeima, nes nenori jiems nieko palikti, nes viskas yra paveldima. Antrą renkasi didžioji dalis visuomenės, nes sako, šiek tiek mažiau gausiu išmokos apie 10%, bet turėsiu ką mano šeimai palikti, jeigu kažkas nutiktų blogo anksčiau. Na ir trečią variantą, manau, pasirinko žmonės tą, kas investuoja arba domisi investavimu. Kodėl tą sakau? Nes atidėtas anuitetas, kaip veikia, atrodo dabar mažiausiai išmoka, kodėl aš ją turėčiau pasirinkti, bet ten yra parašyta pirma minimali išmoka. Jeigu žiūrėtume atidėtą anuitetą, kaip jisai veiktų, tai apie 20% jūsų sukauptos sumos būtų perduodama sodrai, jeigu jūs gyvensite ilgiau negu 85 metai, kad sodra prisims mokėti jums išmokas iki gyvenimo pabaigos, kad ir kiek žmogus gyventų. Bet didžioji dalis kitos pinigų sumos lieka pensijų kaupimo bendrovėje, GoIndex, jūsų atveju 80%, ir ką mes darytume su tais 80% pinigų, mes toliau jos investuotume pagal jūsų pasirinktą investavimo strategiją. Tai gali būti mažesnė rizika į obligacijas, gali būti rizikiau į akcijas, ir visa sukaupta suma, kuri lieka pas mus pensijų kaupimo bendrovėje, jinai yra paveldima iki 85 gimtadienio, ir mes kas mėnesį jums pardavinėsim jūsų investicijas ir jums jas išmokėsim. Ir čia yra parodytas grafikėlis, kaip jūsų išmokų suma galimai keistusi, lyginant tarp tų trijų skirtingų pasirinkimų su laikotarpiu. Nes visose trijose būduose suma tikėtina auks, ir atidėto atveju, jeigu jūs pasirinktumėte investuoti į akcijas, kad ir su 6% metinė grąža, jau matome ties 4-7 metais, tas gaunama išmoka, jinai susilygintų su jūsų gauta, jeigu gautumėte tą išmoką iš sodros, bet, kaip matote, tos žirklės vis plečiasi, nes kuo ilgesnis laikotarpis, jeigu būtų priimama investavimo rizika, tai tikėtina, kad galimai gautumėt net ir didesnę pinigų sumą. Tai tie, kas domitės arba šiandien išgirdot šitą informaciją, tikiu, kad kai sulauksit pensijos, jau labiau rinksitės tą trečią atidėtą pensijų anuitetą, ir taip, jinai gali svyruoti tą išmoką ir keistis, ir tiek į didesnę ir mažesnę pusę, bet jos ilguoju laikotarpiu tikėtina auks. Judant tolyn prie kitos temos, taip pat mačiau ir susirašinėjimo laukelėje, tai yra politika. Politinis neapibrėžtumas, sakoma, dažnai keičiasi sistema, ar tikrai niekas nepasikeis ateityje, tai mes to nežinom, bet man toks palyginimas buvo, kaip mes sprendimus priiminėjame, ar tai yra emocija ar faktai, nes didžiąją dalimi žmonių mes priiminėjame sprendimus emociškai. Apie 80% tyrimai sako, kad žmonės priiminėja sprendimus emociškai, ir apie 20% remiasi faktais. Tačiau kas liečia finansinius instrumentus ir investavimo prizmę, tai moksliniai tyrimai, universitetų tyrimai sako, kad apie 70% sprendimų turėtų būti remiamasi faktais ir tada tik tais emocijomis. Ir įdėjau čia keletą skaičių, 27 ir 102, ką jie rodo. Tai nuo pensijų kaupimo įstatymo įsikūrimo, pensijų kaupimo įstatymo teisės aktų korekcijos buvo registruojamas berods 27 kartus. Ir tai yra tikrai nemažas kiekis per 20 metų apytiksliai. Bet per tą patį laikotarpį pažiūrėjau, kiek kartų buvo keistas gyventojų pajamų mokesčių įstatymas. Ir tai buvo virš 100 kartų. Ką aš to noriu pasakyti, kad žmonės kartais sako, antra pakopo sistema yra dažnai keičiama, bet kas nėra keičiama politikų? Nebuvo gyventojų pajamų mokesčio progresinio, sakykime, šiais metais atsirado vidutinis laiptelis, ar ne? Tada nebuvo nekilnojamo turto mokesčio tokio visuotinio, jisai atsirado. Nekilnojama turte, čia taip pat įsidėjau ant, tai nebuvo progresinių, nebuvo to
verčių perskaičiavimo, šiais metais vertės buvo peržiūrėtos ir tam tikrais vietovėse galbūt net padvigubėja, tai mes tikrai nežinom, investuodami savarankiškai ar į nekilnojamą turtą, kažkokias kitas investicinės sąskaitą dabar nebuvo įtraukta į progresinius mokesčius, kitais metais gali būti įtraukta, tai ta rizika visur išlieka ir jinai yra, tai todėl reikia vertinti ne tik per antros pakopos prizmę tą politinį neapibrėžtumą, bet ir kitus pasirinkimus, kad ir ką mes darytume, nes juose taip pat jie yra. Tai šitą svarbu būtų šiek tikriausiai irgi atsižvelgti. Penktas dalykas, ką dažnai žmonės sako ir šiandien, kad savarankiškai investuosim ir darysim patys, galbūt pasieksim geresnių rezultatų. Tai čia įdėjau tokius paskaičiavimus, jeigu žmogus uždirba vidutinį darbo užmokestį, kiek jam reikėtų uždirbti savarankiškai investuojant, kad turėtų tą patį rezultatą. Nes jeigu, sakykime, pensijų fondas uždirba 6% metinės grąžos ir žmogus sakytų, aš uždirbu 6,2, 6,5, nu tai atrodo geresnis rezultatas, bet ar tikrai? Ir padariau paskaičiavimus, sakykime, jeigu žmogus yra jaunas, jam dar 40 metų iki pensijos, kiek reikėtų uždirbti investuojant savarankiškai, sakykime, indeksinius fondus, į akcijas savarankiškai, tai būtų apie 7,9% per metus vietoj 6. Kodėl tas skirtumas atsiranda? Todėl, kad antra pakopa yra nemokestinama gyventojų pajamų mokesčių. Tai jeigu jūs investuotumėt savarankiškai į akcijas, pirktumėt fondus, tai jums galutiniam taške reikėtų susimokėti tikėtina 15% gyventojų pajamų mokestį. Antras dalykas, tai yra tai, kad savarankiškai investuojant jūs nebeturit valstybės subsidijos. Tai nėra, kad jums kažkas pridėto iš papildomos kišenės papildomų pinigų. Tai kadangi investuosit mažesnę pinigų sumą, kad galutiniam taške turėtų tą patį rezultatą, jau tada reikia uždirbti didesnę grąžą. Ir atrodo 6 ir 7,9 nėra jau toks didelis skirtumas ir galbūt tai pavyktų pasiekti, bet ką noriu pasakyti, kad čia yra 40 metų laikotarpis, kad kiekvienais metais po 2% reikia uždirbti papildomai. Bet kas man darant šitą paskaičiavimą įdomiausia, tai yra tai, kad ne visi mes turim 40 metų iki pensijos ir kuo laikotarpis trumpesnis, tie skaičiai yra ženkliai didesni. Dėl to, kad sudėtinių palūkanų efektas nebeturės laiko tiek suveikti ir ta grąža, kurią mes uždirbtume investuojant savarankiškai, turėtume uždirbti yra jau ženkliai didesnė. Tai šitą reikia įsivertinti. Ir ką noriu pasakyti, kad 6% tai tikrai yra konservatyvi ir tikrai reali pasiekti grąža pensijų fondams, nes, nežinau, kaip pavyzdys, 24 metais mūsų pensijų fondai akcijų dalyje uždirba apie 23-24%. Tai aišku, tai buvo labai geri metai apskritai rinkose visame pasaulyje, bet jeigu rinka uždirba 23%, tai dar ant to uždirbti dar kelis procentus daugiau, gali būti labai sudėtinga. Ir jeigu žiūrėtum iš tos pusės, kad, aš uždirbsiu tos pačius 6% metinės grąžos, bet tada, kadangi neturiu valstybės subsidijos, neturiu GPM lengvatos, man tada reikia investuoti savarankiškai daugiau pinigų. Tai jeigu uždirbu tos pačius 6% pats asmeniškai, tai kad turėtų tą patį be lengvatų rezultatą galutinėme etape, jau reikia turėti pensijų fondą, investuoti savarankiškai kiekvieną mėnesį apie 65-70% didesnę pinigų sumą. Ir mes norėtume tą daryti, manau, geriau investuoti mažiau ir turėti tą patį rezultatą negu atvirkščiai. Arba investuoti daugiau ir turėti dar geresnį rezultatą. Tai tokia ta matematika. Ir kadangi vakaras, manau, kaip pasakyti, visi po darbų, tokiam vienam irgi pasižiūrėjimą iš smalsesnės pusės įdėjau tokį klausimą. Parašykit susitikimo laukelėje, kaip manot, kiek žmonių procentaliai pasako, kad jie geriau vairuoja negu vidutinis vairuotojas. Koks procentas manot žmonių pasako, kad aš vairuoju geriau. Matau, Nerijus rašo 100%. Tai 70, 90%, 60, 100, 98, 50, 80, 85, 70. Tai asmeniškai radau 4 tyrimus. Vienas iš jų buvo 80%, kitas 96% net, kitas apie 70% ir ketvirtas buvo apie 97%. Tai tikriausiai suprantat, kad vidutinis vairuotojas tai būtų 50%, bet mes galbūt esam šiek tiek linkę pervertinti savo galimybės. Ir čia radau tokį statistinį tyrimą, darytos Dalbar tyrimo centro per
30 metų buvo darytas tyrimas Amerikoje, kur, manau, investavimas į akcijas ar apskritai investavimo kultūra šiek tiek yra labiau pažengusi, drįsčiau teikti, net negu Lietuvoje. Kaip sekėsi investuotojams, kiek uždirbti investicinės grąžos. Tai tie žmonės, kurie savarankiškai investavo į akcijas, jų vidutinė grąža buvo 6,81%, kas yra tikrai nebloga investicinė grąža, bet jeigu žiūrėtume S&P indeksas, kiek rinka augo, Amerikos pavyzdys didžiausių Amerikos kompanijų, buvo 9,65. Tai tas bandymas kažką padaryti geriau kartais ne visai pasiteisina. Ir kitas dalykas, padarytas paskaičiavimas būtų, kad jeigu žmogus būtų įdėjęs, kad ir 10 tūkstančių pinigų į fondą prieš 30 metų, per tą 30 metų laikotarpį su tom skirtingom investiciniam grąžom, atrodo, va, tai keli procentai, čia nėra didelis skirtumas per metus, bet per ilgą laikotarpį gali išaugti į 10 tūkstančių eurų skirtumą, kiek va, tas bandymas pataikyti, ar geriau uždirbsiu ar ne, turės geresnį rezultatą mums ateityje. Tai šitą reikėtų atsivertinti, vertinant savo galimybę savarankiškai uždirbti geresnius investavimo rezultatus, pensijų fondo rezultatus, mūsų fondo rezultatus, priminsiu, pačio susitikimo pabaigoje. Na ir šeštas dalykas, ką žmonės sako, tai nesulauksiu pensijos. Tai toks gyvenimo mano būdas, kad aš nedagyvensiu, tai šiandien tokio parašymo bent jau pats nepastebėjau, tai labai džiugu, bet tikiu, kad savo artimųjų rate tikrai turėsite, kas girdėjote šitą argumentą. Tai čia įdėjau tiesiog tokius skaičius, istorinius duomenis, kaip kito mirtingumas vidutinis pasaulyje bėgant metams. Tai Romai viduramžiams apie mirtingumą net neunešneko, patys matote ar ne, bet 1910-aisiais, tai netrodo taip toli, tai yra mūsų seneliai, proseneliai tuo metu gyveno ir nebuvo mirtingumas 30-40 metų. Šiai dienai mes turime apie 74 metus. Tačiau, ką norisi pasakyti apie 74 metus, tai yra tai, kad į šį skaičių įskaičiuojama yra ir žūtis, kurios yra tenkančios jauniems žmonėms, tai yra ir kūdikiai miršta, ir autoavarijos, savižudybės. Tai jeigu žiūrėtume iš kitos pusės, taip, ne visi mes sulauksim pensijos, jeigu kažkur dabar nesenai girdėjau apie 80%, 85% žmonių sulaukia pensinio amžiaus, tačiau tie žmonės, kurie sulaukia pensinio amžiaus, statistika Lietuvoje rodo, kad jie dar gyvena 18, 19, 20 metų. Tai yra nemažas laiko tarpas ir turim būti pasirūpinę ir ne, kad tas 20 metų laikotarpis būtų gyvenamas tinkamai ir su tokia gyvenimo kokybė, kokią mes galėtume, tai tam turime būti pasiruošę. Tai visa longevity tema, ilgamžiškumo tema dabar yra ant bangos, tai tikėtina, kad mes dar gyvensim 90, galbūt 100, 120 metų. Tai tikėtina, nežinau, ar nudžiuginsiu, ar nuliūdinsiu daugumą jūsų, bet daugumą mūsų, kas šiai dienai klausotės ir esate prisijungę, tikėtina, kad mes sulauksim pensinio amžiaus ir tikrai gyvensim iki tol. Tai tiek trumpai apie tuos pagrindinius mitus arba pamintis, ką dažniausiai žmonės sako. Sekančioje dalyje padariau tokius galimus paskaičiavimus, skirtingų scenarijų, ką žmonės gali pasirinkti. Tai mes visi patys žinom, ką darysim su savo kaupimu ar ne, bet tikriausiai kiekvienas turim tą kaimyną, kuris nėra apsisprendęs, kuris galbūt klaus patarimo. Tai čia įdėjau tokį vidutinį lietuvį, šiai dienai jis yra sukaupęs apie 7,5 tūkstančių eurų, uždirba vidutinį darbo užmokestį, kas būtų apie 2300-400 eurų prieš mokesčius. Paimtas pavyzdys, kad žmogui yra dabar 37 metai ir investicinė grąža 6% ir metinis atlyginimo augimas 4%. Tai pažiūrėkime, kokius žmogus turi pasirinkimus. Tai pirmas pasirinkimas tai yra nutraukti kaupimą ir atsiimti savo sukauptas lėšas. Tačiau visų lėšų žmogus negalės atsimti. Žmogus galės atsimti tik tai, ką pats yra įmokėjęs ir ką uždirba jam pensijų fondas. Tai žiūrint vidutinę lietuvį, tai būtų apie 5000 eurų. Jeigu žiūrėtume, kas grįžta į sodrą, ko žmogus netektų, tai yra 2500 eurų šiuo atveju preliminariai. Tai šitą dažnai žmonės žino, kad ne viską atgausi, bet nežino kitos dalies, tai yra kaip veiks matematika to grįžimo. Tai apie 2400 eurų, kurie grįžtų į sodrą, tiek už tuos pinigus gautumėt vieną tašką, kurio šiai dienai taško vertė yra 8,11 €. Tai vien jau šita proporcija, klausimas čia yra gera ir negera kiekvieno žmogaus atveju, bet kitas dalykas, ko žmonės dažnai neįsivertina, kad sodros taškai yra nepaveldimi. Sakykime, jeigu žmogus nesulauks pensinio amžiaus, tai todėl
žmogus negalės tų lėšų atsimti, jeigu susirgs, arba, jeigu susirgs, negalės jomis pasinaudoti ir taip pat mirus, žmogus taip pat jų niekam nepaliks. Jeigu tie pinigai būtų antros pakopos fonde, tai yra tiek paveldimumas, tiek dabar lygų sąrašas, pagal kurį gali žmogus atsimti. Tai čia yra atsibėgimo logika. Kitas dalykas yra galimas pasirinkimas tęsti kaupimą toliau. Padaryta paskaičiavimai, sakykime, su tom prielaidomis, kurios rodžiaus, kaip ta suma sukaupta galėtų kisti ateityje, tai per 28 metus ta suma galėtų išaugti iki 180 tūkstančių preliminariai. Ir jeigu žmogus įvestumėt dabar tą 180 tūkstančių į pensijų fondo skaičiuoklę anuiteto, tai mėnesinė išmoka prie pensijos būtų apie 700 eurų. Tai jeigu žiūrėtume, kai žmonės sako, išeisiu į pensiją ir man pridės 20-50 eurų, tai tie žmonės, kurie mes dar kaupsim ilgą laikotarpį, tos sumos tikėtina bus tikrai ženkliai didesnės ir nebus labai minimalios, nes apskritai dabar anuiteto riba privaloma bus tik nuo 10% vidutinės pensijos, tai bent jau pensiją turėtų padidinti bent 10%. Kitas pasirinkimas yra stabdyti įmokas, pačiam daugiau nieko nemokėti, bet tai, kas yra sukaupta, laikyti toliau, kad nereikėtų nieko grąžinti sodrai, viskas būtų paveldima ar ne. Tai tokiu atveju sukaupta suma galėtų padidėti iki 40 tūkstančių. Kitas pasirinkimas yra nutraukti kaupimą ir pradėti iš naujo. Tai kadangi žmogui dar yra tikrai nemažai metų iki pensijos, tai tikėtina jisai dar sukauptų apie 135 tūkstančius eurų. Tai buitiškai šnekamas pasirinkimas nusinulinti ir pradėti iš naujo. Tikrai esame girdėję iš tam tikrų žmonių, kad tai planuoja daryti. Kitas dalykas yra atsimti 25%, bet kaip ir minėjau, šito atveju reikėtų įsivertinti, ar tikrai norite tą daryti dabar. Geriau galbūt palaukti ir vėliau ateityje iš nuo didesnės sukauptos sumos įsimti savo tą sukauptą sumą. Na ir šeštas variantas, kas buvo irgi vienas iš pasirinkimų, kuriuos minėjot, perkelti kaupimą į trečią pakopą. Tačiau trečioje pakopoje tikėtina, kad rezultatas bus šiek tiek prastesnis negu antroje pakopoje, nes, pavyzdžiui, šituo atveju 115 tūkstančių, tai yra tai, kad neturėsit valstybės subsidijos, kuri valstybė prideda 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio ir ne visą pinigų sumą iš antros pakopos į trečią galėsit perkelti, nes dalis keliaus į sodrą. Ir žalias paveiksliukas yra įdėtas tam, kad, sakyt, jeigu žmogus, aš tiek noriu laisvės, trečioje pakopoje, kad aš asmeniškai primokėsiu tuos 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje, tačiau vis tiek rezultatas yra šiek tiek prastesnis, nes ant trečioje pakopai mokesčiai tiek pas mus, tiek ir kitose pensijų kaupimo bendrovės yra šiek tiek dažnu atveju didesni negu antroje pakopoje ir, kaip ir minėjau, ne visa sukaupta suma būtų perkelta. Tai turim tokius pasirinkimus, pabandžiau sudėti viską į vieną grafikėlį, tai vertinant iš tos pusės, ar dabar pasitraukti ar ne, kartais reikėtų įsivertinti ir tai, ar 5,000 dabar, ar galbūt 180 tūkstančių ateityje. Tai čia tikrai realūs skaičiai, kuriuos daugumą mūsų pasiektume, jeigu tikrai kauptume iki pensijinio amžiaus ir įvedus į bet kurią investavimo skaičiuoklę, panašius prielaidas turėtumėt gauti tokius skaičius. Vieno pasirinkimo, kurio neįdėjau, tai šiandien galbūt susitikimo webinaro tema nėra apie tai, bet bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę susitikimo pabaigoje, ar norėtume daugiau tokių seminarų ir susitikimo kitomis temomis galbūt, bet vieną iš variantų, kurio neįdėjau, kad vienas iš efektyvių būdų, kaip galima dar kaupti, tai yra per darbdavį. Tai kadangi dabar yra aktualus laikotarpis, kadangi dauguma žmonių peržiūrimi yra atlyginimai, pirmas ketvirtis, tai norėjusi pasidalinti, kad nepraleistumėt progos ir būtumėt girdėję. Tai kaip veikia darbdavio pensijos nauda, kaip pats kaupimas, tai yra tai, kad jeigu jūs, dabar, nežinau, atlyginimo peržiūros metu ateina vadovas ir sako, Pauliau, gerai darbavaisi, tavo didėja atlyginimas nuo sekančių mėnesių 100 eurų į rankas. Tai įmoniai tas 100 eurų iš tikrųjų kainuoja apie 168 eurus, nes dar reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį, sodros mokesčius ir darbdavys visus tos mokesčius gali nenuskaičiuoti, o tiesiog pervesti į pensijų fondą. Tai vietoj 100 eurų, ką jūs gautumėt į rankas, gali darbdavys pervesti apie 170 eurų į pensijų fondą. Aišku, yra tam tikrų niuansų, kad negali viršyti 25%, negali būti dabar mažinamas atlyginimas, tačiau tikrai yra daug naudų. Kam būtų įdomu, pasiregistruokit pas mus tinklapyje į registraciją, konsultacijai, paminėkit, kad domina darbdavio tema ir tikrai susisieks mūsų kolegos ir aš asmeniškai ir galėsim apie tai pasikalbėti, bet
vertinant iš ekonominės pusės, pavyzdžiui, 100 eurų žmogus dabar pasimtų per 10 metų laikotarpį, žmogus tą 100 eurų kiekvienais mėnesį gautų prie atlyginimo į rankas. Tai per visą kaupimo laikotarpį per 10 metų jis gautų 12 tūkstančių, bet jeigu būtų pasirinkęs tą 100 eurų nusikreipti per pensijų fondą, tikėtina, kad vien jau įmokos būtų apie 20 tūkstančių, plus dar būtų investicinė grąža, tai per 10 metų laikotarpį vien tokio vieno pasirinkimo ekonominė nauda yra netoli 20 tūkstančių. Jeigu tai būtų daroma 30 metų dėl sudėtinių palūkanų efekto ir ilgesnio kaupimo laikotarpio, matosi, kad rezultatas skiriasi gan ženkliai netoli 170 tūkstančių. Tai tikrai yra vienas iš ekonomiškai naudingiausių būdų tą daryti, tai tikrai rekomenduočiau kiekvieną iš jūsų, jeigu turit galimybę pasikalbėti su darbdaviu, reikia pagalbos, kreipkitės į mus. Dabar gaunamas atlyginimas dėja negali būti mažinamas, tai turėtų būti didinimo numatytos arba premijos, tai šitą reikėtų atsižvelgti. Ir yra tikrai daug skaičiuoklių sukurto, kur galima paskaičiuoti įvairius skirtingus scenarius. Tai pas mus tinklapyje yra 2 skaičiuoklės. Tikrai prisijunkit, pasiskaičiuokit. Yra nešališka, ne pensijų kaupimo bendrovė skaičiuoklė investavimas.lt, kur suvedus skirtingas prielaidas galim pasižiūrėti, jeigu žmogus kauptų antroji pakopai, per ETF-us, trečioji pakopai, per darbdavį, kokie galimi rezultatai. Tai kai matome iš skaičių pusės, tai labai sunku yra aplenkti antros pakopos kaupimą dėl visų lengvatų ir naudų, kurias mes matom. Ir tos antros pakopos taip per anksti tikrai nenurašyčiau ir rekomenduočiau pasilikti joje. Na ir įdėjau rezultatus, kadangi esat mūsų klientai, tikėtina ne visi stebit kasdien, kaip sekasi pensijų fondams, tai įdėjau skaičius pasižiūrėti, kaip veikia pensijų fondai pastaruosius 3 metus, kadangi mūsų pensijų kaupimo bendrovė veikia apie 3,5 metų, tai mes turim maksimalų laiko tarpą, kurį palygina Lietuvos bankas tarp skirtingų pensijų kaupimo bendrovių, tai yra 3 metai. Tai jeigu žiūrėtume per tuos 3 metus, vidutinė metinė grąža akcijų dalyje buvo apie 16%, vertinant su kitomis pensijų kaupimo bendrovėmis, tai tikrai esam konkurencingi, tai manau daugumą jūsų matant tos skaičius, džiaugitės, kad priėmėt šitą sprendimą, kad būtų paprasčiau kartais skaičiuoti, įdėjau ir suminę fondų grąžą per tuos 3 metus, koks tas skirtumas susidarė, tai su tam tikrom bendrovėm ar ne susidaro net 10% skirtumas. Tai jeigu žmogus turi 10 tūkstančių savo pensijų fonde, per 3 metus susidarė 10% investicinės grąžos skirtumas, tai jums papildoma nauda, tai sukūrė Kaup & Go indeksą galimai tam tikriem žmonėm apie 1000 eurų. Tai yra nemaža suma per tokį trumpą laiko tarpą, tai vertinant ar savarankiškai investuojant padarysim geriau, tikrai reikėtų atsižvelgti, o tie, kurie galbūt savarankiškai nesidomit labai investavimu, ką noriu paminėti, tai kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatą ir pastarieji 3 metai tikrai buvo geri, rinkoms augo ekonomika, tai tokių 16% kiekvienais metais tikėtis būtų šiek tiek optimistiška, reali tikėtina akcijų grąža ilguoju laikotarpiu, kas yra 10, 20, 30 metų, tikėtina būtų labiau tarp 7-8%, tai bet jeigu rinka auga daugiau, tai ir pensijų fondai tą padaro ir seka ir turim tokius rezultatus. Tai čia yra antroji pakopai. Tai va čia ką ir minėjau, kad nesitikėkit, kad visada bus tik augimas. Tai dėjau čia kreivę nuo mūsų fondo veiklos pradžios, mano fondas, kuriame aš asmeniškai pats kaupiu, kaip jo vertė kito su laikotarpiu. Tai jeigu Trumpas ateina ir sako, kad atsirado muitai pasaulyje, tai ir rinka krenta, tai krenta automatiškai ir akcijos, bet jeigu yra atsistatymas, automatiškai ir kyla. Tai tikrai sekasi šitoj vietoj neblogai. Ir įdėjome trečios pakopos rezultatus, nes dalis jūsų, kadangi susitikimas yra labiau apie antrą pakopą, bet dalis jūsų kaupia trečioje pakopoje, ar svarstot galimai nusikreipti antros pakopos lėšas į trečią pakopą arba pradėti papildomai kaupti. Įdėjom taip pat rezultatus, kad įsivertinti, kaip sekasi skirtingoms pensijų kaupimo bendrovėms, tai tikrai turim gerus rezultatus ir tiek vidutinės rizikos fonduose, tiek akcijų dalyje turim, atrodo, geriausią rezultatą per tuos 3 metus. Tai labai džiugu, kad pasirinkot ir jūsų dėka stengiamės turėti tos rezultatus. Kitas dalykas, ką įdėjau, tai yra mokesčius. Tai mes kaip pensijų kaupimo bendrovė Go Index turim vienus mažiausių mokesčių rinkoje, tai 25 metų rezultatų dar kol kas nėra.
kurias galėtume palyginti su skirtingomis pensijų kaupimo bendrovėmis. Mes jau savo žinom, tai mokesčiai liko labai panašus, trečioji pakopai šiek tiek pamažėjo pas mus, daugiau antroji pakopai liko panašus, trečioji pakopai sumažėjo, nes daugiau klientų prisijungia, tai nes kaupime, investavime taip pat yra labai svarbu ir mokesčiai. Tai kuo mažiau yra nuskaičiuojama nuo jūsų, tuo daugiau lieka jums. Tai norėjusi pasidalinti. Ir į pabaigą judant, ką norisi palinkėti, tai yra, kad nėra tikslo skubėti priimti sprendimą, nes kalbant apie antrą pakopą, tikrai turim daug privalumų, ką jinai suduoda, tai čia pabandžiau sudėti tokius pagrindinius, tai tas pats automatinis kaupimas, įmoka didėja automatiškai, valstybės prisidėjimas, gyvenimo ciklo fondai, kai rizika yra keičiama pagal jūsų gimimo metus ir kiti dalykai, bet sudėjau ir tokius paprastesnius buitinius dalykus, ar ne, tai kad sprendimui priimti, ką daryti su antrą pakopą, turėsime 2 metus. Tai tikrai nėra tikslo skubėti ir priimti to sprendimo čia ir dabar, nes bet kokiu atveju, ar priimsit sprendimą šiandien, ar pavyzdžiui, kovo mėnesį, išmokos bus daromas ketvirčiais. Tai pirma banga bus tai, kad bus išmokama balandžio mėnesį, sekanti bus Liepos mėnesį ir taip 3 metus renkami prašymai, tada per sekančias 10 dienų yra išmokama, tai sakykime, jeigu užpildo prašymą labai anksti, iškart turi dar investavimo ir riziką, kurį laiką, kol yra parduodamos lėšos, nes lėšos yra fiksuojamos to pardavimo momentu jau ketvirčiai pasibaigus. Kitas dalykas, jeigu nuspręsit pasitraukti, tai galvokit, kada tą daryti, nes pats asmeniškai tikrai neprimkit klaidingai, aš liksiu kaupime ir kaupsiu toliau, tačiau jeigu išeičiau iš kaupimo, tikrai aš išeičiau pats paskutinis, labai tikėtina iš tos pusės, kad dar 2 metus gaučiau valstybės paskatą, po 400 per metus, plus ta sodros dalis, kuris dabar atiduočiau sodrai, jinai toliau būtų investuota ir pabaigoje įsiemant, aš dar įsimčiau grąžą nuo tos sumos ir jinai būtų neapmokestinta. Tai yra privalumų papildomo ir, kaip sakoma, dar nesu girdėjęs nei vieno žmogaus, kuris ateitų ir sakytų, per anksti pradėjau investuoti ir sukaupiau per daug. Tai kuo daugiau mes investuosim ir tai darysim automatiškai, negalvojant, ar ne to tikėtina ilgoji laikotarpį turėsim tą geresnį rezultatą. Tai tokios mano rekomendacijos, jeigu yra galimybė likti kaupime, tai tikrai rekomenduočiau likti, nes kai matot skaičiai rodo, kad iš sukaupimo pusės, kiek mes galime sukaupti, tai yra vienas iš efektyviausių būdų. Jeigu svarstytumėt nebekaupti, nebenorėtumėt, kad jums nuo atlyginimo nuskaičiuotų ir nebedidinti tos antros pakopos, tai mano siūlymas tada yra antroji vietoj stabdyti įmokas, bet tai, kas yra sukaupta, palikti pensijų fonde, kad būtų toliau investuota, nereikėtų grąžinti sodros dalies ar ne, nes jeigu mirsim, paveldėjimo nebus, ar ligos atveju negalėsime jomis pasinaudoti. Trečias variantas yra, jeigu tikrai jau visiškai sakot, kad norit atsisakyti antros pakopos, tai viskas yra su tuo, kaip pasakyti, tai yra pasirinkimas, bet tada kaupkite savarankiškai, nes kaip minėjau susitikimo pradžioje, tai vien valstybė pasikliauti pensiją, kokią turėsime dydį, yra optimistiška, tai reikia tada rūpinti savimi, bet kokią atveju tada per kitus investavimo instrumentus, tai vienas iš jų yra GoIndex, pavyzdžiui, pasaulio akcijų fondas ar subalansuotas. Taip pat mano pagrindinis siūlymas, tai geriausiai yra kaupti tiek antroje pakopoje, tiek trečioje pakopoje, tiek ir turėti papildomus kitus investavimo instrumentus ir investicijų tas paskirstamas ir turėjimas jų didesnę dalį leidžia mums turėti dar didesnę laisvę, nes jeigu žiūrėtume iš finansinio planavimo prizmės pusės, tai čia jau kalbant nesvarbu, ką jūs darysit ar ne, bet tokia taisyklė turėtų būti, kad apie 50% jūsų gaunamų pajamų turėtų būti skirta jūsų poreikiams, tai yra transportui, būstui, maistui. Apie 30% turėtų būti tai jūsų norams, tai yra hobiai, pramogos, kažkokie nebūtini pirkiniai. Ir apie 20% turėtų būti skiriami ateičiai, ar ne, investuojama, kaupiama pensijai, taupoma kažkokiems investicija, finansinė pagalbė ir kiti dalykai. Tai tokia yra biudžetavimas, tokios taisyklės. Aš taip užsimerkęs visiems žmonėms sakau, kad investavimui turėtų būti skiriama bent jau 10% gaunamų lėšų ir nebūtinai viskas turi būti skiriama į pensiją. Gali būti, kaip pasakyti, 3% antroji pakopai, keli procentai, 3 papildomi trečioji, dar 3, 4 ar 5% gali būti visi kiti investavimo instrumentai ir savarankiškas investavimas. Tačiau noras, sakykime, kad ir kokį sprendimą priimsit, kad tos 20% dalies nepamirštumėt ir kai gaunat atlyginimą, mano rekomendacija yra pirmą susimokėti savo į ateitį, tai tą 10-20% pirmą investuoti, nes kartais žmonės sako, tai kas liks, tą investuosiu, tai bet esam žmogiški emocinės būtybės ir kartais išleidžiam daugiau negu turėtume. Ir pačiai pabaigai, ką norėčiau palinkėti, kad ir kokie sprendimai būtų jūsų ar jūsų artimųjų,
saugokitės finansinių sukčių, nes yra skirtingi būdai, kaip gali būti sukčiaujama. Tai gali būti taip, kad žmonės apsimetinės, sakykime, kad turi labai gerą investavimo instrumentą, teiks su pinigais, investuosim, bet iš tikrųjų ten instrumento jokio nėra, bet garantuoja kažkokią greitą grąžą. Jeigu kažkas garantuoja greitą ir didelę grąžą, aš dažniausiai rekomenduoju nuo tokių pasiūlymų bėgti. Kitas dalykas yra, gali apsimetinėti bankais, institucijoms ar ne dėl pavedimo kažkokio, kad čia darėm, patvirtinkit, kad tikrai gautumėt ar ne. Tai tokių patvirtinimų su Smart ID mobiliu parašu nei bankai, nei mes nerekomenduosim, net neprašysime, sakykime, iš tos pusės žiūrint, kad gautumėt savo lėšas be prašymo pateikimo tos formos mūsų savitarnoje. Bet paskutiniu metu tikrai, kadangi dirbu toje srityje ir šnekame su skirtingų produktų komandomis arba matom, kas vyksta Facebook'e, Instagram'e ir panašiai, gali būti finansinis sukčius ir tai, kas turi tikrai tikrą, legalų, gerą galimai produktą, kurį pristatinėja, bet jie nėra naudingi jums. Nes yra produktų, kur skiriant, tarkim, nežinau, investavimui 1,5 tūkstančio eurų yra labai dideli mokesčiai, kur jums nuskaičiuoja nuo to 1,5 tūkstančio kokius 600 eurų, apie 40% pirmus kelius metus ir jums lieka tik tais ten 900 eurų. Tai yra vienokie skirtingi pasiūlymai ir ne, ir dabar visi dedasi reklamas, įsiemi pinigus iš antros pakopos, ateik pas mus, tap mūsų klientu, mes šitą turėsim laisvą, lankstumą ir taip toliau. Tačiau pasižiūrėkit, ar tas investavimo instrumentas yra naudingas jums, kokie ten yra mokesčiai, kokios yra naudos, ar suprantat, kur tie pinigai yra investuojami, kas juos prižiūri, ar jie prižiūrima Lietuvos banko ar ne ir taip toliau. Nes tai yra labai svarbu, kad ir ką priimtumėt, kad neatiduotumėt tų pinigų kažkur, kur nereikėtų ir tikrintumėtės. Tai šitą tikrai rekomenduoju atsižvelgti. Tai tiek šiam kartui, matau, kad keliomis minutėmis užtrukome ilgiau negu planuota, bet jeigu kažkas turite klausimų papildomų, kuriuos norėtumėt, kad papildomai atsakyčiau, pabandysiu galbūt pereiti per susirašinėjimą, bet tikrai labai laukčiau papildomų klausimų ir galėsiu pro juos praeiti. Bandau tuomet atsidaryti mūsų susitikimo laukelį. Dar kartą. Matau, prašymas yra padarykit seminarą iš 2 į 3. Tada taip pat Saulius klausė, jeigu nusprendžiu užsiimti pinigus, kada jūs pardavinėsite mano sukauptą turtą akcijas kovo gale, nes pinigus persives tik balandžio pradžiai. Tai pinigus mes išmokėsime taip balandžio pradžioje per 10 darbo dienų berods. Tai bet ir pardavimai vyks taip pat balandžio mėnesį, nes iki kovo paskutinios dienos mes rinksim prašymus, tai pardavinėjimas investicijų bus taip pat per pirmas 10 balandžio dienų. Tikėtina per pirmas 3-5 galbūt darbo dienas, bet jau balandžio pirmomis savaitėmis, pirmomis dienomis. Tai jeigu užpildot prašymą dabar, tai visada dar turite investavimo riziką, nes pinigai yra toliau investuoti, o pardavimas įvyks tuo metu, kai sulauksime balandžio pradžios. Dabar žiūriu toliau. Klausimas, kadangi turiu tai vadinamą kritinį ligą, bet esu jaunas, tai tegul guli pinigai ir uždirbu už mane, o pats dar ir 3 pakopą atsidariau. Aš naudoju taisyklę 30, 50, 20, 30, bet vietoj 20, 30, norėčiau sužinoti, ar čia teisingas sprendimas iš jūsų kaip specialisto pusės. Tai vertinant individualią situaciją, tikrai, jeigu norėtume individualesnę, ilgesnę konsultaciją, tai pasiregistruokit per mūsų tinklapį, susisieksim su kolegomis, bet iš tos perspektyvos, vertinant iš tos skaičių pusės, ką paminėjo, tai tikrai nieko blogo nematau ir geri sprendimai. Ir jeigu yra galimybė investuoti ne 20%, 30 ar 40%, tai žinau žmonių, kad net ir tiek skiria, ar ne, tai tikrai yra sveikintina, tik galimybės leidžia, tą tikrai rekomenduočiau daryti. Tada matau, Rolandas klausia, ar yra koks moratoriumas šio įstatymo pakeitimai, pavyzdžiui, priešlaikiniai Seimo rinkimai ir nauja valdžia nori pakeisti įstatymą. Nelabai iki galo supratau klausimą, bet kalbant apie įstatymo pakeitimus, tai įstatymo pakeitimai jie gali įvykti tikrai ateityje ir nuo jų negalime atsiriboti, bet, sakykime, mano nuomonė, aš to negaliu garantuoti, nes nesu įstatymų leidėjas, bet jeigu dažnai kalbant su žmonėms sako, nenoriu kaupti antroji pakopai, nes nežinau, ar visada bus valstybės paskata. Tai bet kol jinai yra, tikrai rekomenduočiau ją naudotis, nes jeigu ją naikintų, istoriniai
reformos tie laikotarpiai rodo, kad jeigu kažkas drastiškai keičiasi, atsidaro galimybė taip pat žmonėms pasirinkti, ar likti kaupiame, ar stabdyti tas išmokas, ar ne, tai tikėtina, jeigu keistusi kaupimo sąlygos, taip pavadinkim, kaupimo principas, tai manau tikėtina ir atsirastų galimybė žmonėms pasirinkti. Matau, yra Rimantas klausimą, turiu investicinį gyvybės draudimą, fondo valdyti juokiasi iš to, kokia jūsų nuomonė ir verta toliau tęsti tokį kaupimą. Tai labai sunku abstrakčiai atsakyti ir nežinant jūsų tikslesnės informacijos, kiek metų kaupėte, ar jau išmokėjote didžiausius mokesčius ar ne, nes po 10 metų kaupiant investiciniam gyvybės draudime nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio nuo kapitalo prieaugio, tai reikėtų įsivertinti, jeigu yra ilga, senai sudaryta sutartis prieš 10-15 metų, dažniausiai mano rekomendacija yra ten ar 7 metai, 8 metai, nėra nutraukinėti pačio kaupimo, bet galbūt pasižiūrėti ar mažinti įmokas, jeigu didžioji dalis lėšų įkeliauja ne į draudimus, o investavimui, dažniausiai trečios pakopos kaupimas, kaip pavyzdys, turi mažesnius mokesčius. Tai tokiu atveju rekomenduočiau įsivertinti individualiai, bet iš mokesčių prizmės trečia pakopa tikėtina dažniausiai turi mažesnius mokesčius ir gali būti jums dėl investavimo pusės naudingiau tą daryti, bet ar nutraukinėti sutartis ar ten tokius dalykus, tai reikėtų atsižvelgti, kada jūs pradėjote, ar dabar, ar ateityje išmokėti didžiausius mokesčius, tai dažniausiai nusitraukti nelabai apsimoka, bet ar mokėti didelės labai įmokas, taip pat apsvarstyčiau, jeigu pagrindinis tikslas yra ne draudimai, o investavimas. Bandau tada žiūrėti dar. Kai lieka porą metų iki pensijos, geriau nutraukti kaupimą ar pasiimti pinigus, kai manote. Tai labai priklausytų nuo situacijos, bet mano nuomonė dažniausiai yra likti ir kaupti toliau. Didžiąją dalimi, kiek kolegų žmonių konsultuojame iš tos prizmės žiūrint, kad vyresnėme amžiuje priklauso dar kiek žmogus yra sukaupęs. Jeigu yra sukaupęs labai mažą sumą, kartais jisai nori dabar pasitraukti iš sistemos ir atiduoti dalį įmokų sodrai ar panašiai, bet jeigu žmogus dabar yra sukaupęs mažas įmokas, tarkim, ten, nežinau, 3, 5, 7 tūkstančius, labai didelė tikimybė, jeigu jam jau yra mažai metų iki pensijos, kad jis nebesukaups iki anuiteto ribos, tai jam geriau sukaupti ten dar papildomus keletą tūkstančių eurų, įsimti juos visus ir nemokėti jokių mokesčių. Nežinau, ar jūsų artimųjų rate, tėvų rate, senelių rate, galbūt net jeigu yra žmonių, kurie yra netoli pensijinio amžiaus ir jie apskritai neturi antros pakopos, mano didžiausia rekomendacija, kad jūs nueitumėt pas juos ir sakytumėt, pradėkit kaupti. Kodėl tai sakau? Todėl, kad jeigu liekate, nežinau, 10 metų iki pensijos ar 5 metai iki pensijos, žmogus kaupdamas kiekvienais metais jis gautų apie 400 ar daugiau iš valstybės, plus jisai nebesukaups iki anuiteto ribos. Tikrai, aš nesakau, kad anuitetas yra blogai ir man visai yra daug privalumų jame, bet jeigu žmonės bijo jo, tai tuomet tikėtina jisai nebesukaups, valstybės paskatą jisai gaus, bet nereikės gyventojų pajamų mokesčio mokėti nuo šitos sukauptos sumos ir nuo valstybės priedo. Tai žmogus, jeigu turi 5 metus iki pensijos, pasirašo sutartį 5 metus, kad 400 yra 2000 eurų, plus investicinė grąža nemokestinama, yra per 5 metus visai tikrai nemaža ekonominė nauda. Matau, Asta klausia, nuo 2019 metų esu susistabdžiusi įmokas, bet esu jūsų fonde. Yra toks terminas numatytas, kad jūsų nebegali. Yra koks terminas numatytas, kad jau nebegalima bus būti sustabdžius. Tai ne, 19 metais susistabdžius termino nėra. Jeigu jūs nieko nedarysit, neatsinaujinsit įmokų, jūs taip ir liksit susistabdžiusi, bet mano rekomendacija yra, ne tai, kad rekomendacija, bet vienas iš siūlymų apsvarstyti, kad jūs galite ir atsinaujinti tas įmokas, plus papildomai gausit valstybės paskatą 400 eurų, bet tai nėra privaloma. Bet jeigu pradėsit kaupti ir matysit, kad nebenorit, dabar atsirado galimybė daug kartų kas metus vėl stabdyti kaupimą ir jeigu norėsit, vėl galėsit susistabdyti. Tai tikrai turim savo klientų rate, kas buvo susistabdę 19 metais, bet dabar su lankstesnėmis sąlygomis pradėjo vėl aktyviai kaupti. Tada matau klausimas apie anuitetus. Taip suprantu, kad nepriklausomai nuo anuiteto, jei gyvensiu ilgiau negu 85 metai, sukauptas lėšas nebus paveldimas. Taip, tai jeigu žmogus gyvens ilgiau negu 85 metai, tai visais atvejais jau sukaupta suma nebebus paveldima, bet dauguma jūsų fondo lėšų jau būtų išmokėta. Tai nebelabai ko liko ir paveldėti iš šitos pusės. Tai jeigu
norėtume tiksliau pasiskaičiuoti, nuėjus į Sodros tinklapį, yra Sodros anuitetus pensijų skaičiuoklė, tai ten suvedus kažkokią preliminarią sumą, kiek sulaukus pensijos turėtumėt pinigų, jums paskaičiuos pamečiui, kiek būtų išmokėta iki tam tikro laikotarpio jums pinigų. Tai 85 gimtadienio metu jau nebelabai didžioji dalis jūsų išmokų būtų jau išmokėta. Tai matau, kad klausimų yra tikrai nemažai, dar pasistengsiu, kiek spėju ir kiek galiu atsakyti. Jeigu kažkas jau nebeturit laiko, tai tikrai ačiū prisijungusiems, bet pabandau dar atsakyti, kam įdomu galit paklausyti. Tada, ar yra įtakos jūsų fondo pajamingumą, ar įtakos jūsų fondo pajamingumą tai, kad dalis dalyvių atsiminės antros pakopos fondo pinigus. Tai suprantu, kad klausimas yra, jeigu žmonės išeinės iš antros pakopos, ar tai padarys įtaką mūsų fondų gražai. Tai gražai įtakos tai padaryti nelabai turėtų. Didelės dėl to, kad mūsų visos investicijos yra nukreiptos į didžiausias pasaulio kompanijas akcijų dalyje, pavyzdžiui, tai yra Nvidia, Microsoftas, Apple, Amazonas ir kito, sakykime, didžiausias pasaulio kompanijas ir Lietuvoje šiai dienai yra apie 10 milijardų eurų pensijų fondų rinkoje, tai sakykime, nežinau, jeigu išeitų, kad ir 20, 30, 40 procentų, tai būtų 3-4 milijardai eurų, tai kasdien pasaulinėje rinkoje, į kurią didžiąją dalimi yra investuojamos lėšos, yra matuojamas šimtais milijardų eurų, kartais trilijonais ir panašiai. Tai tokia maža pinigų suma, kas liečia Lietuvos pensijų fondus pasauliniu mastu, kur yra investuojamos lėšos, jos nedarys didelės įtakos, nes tai yra sąlyginai mažas rautas, nes ir 2, 3, 4 milijardai eurų, kurie ir išeitų iš antros pakopos, jie būtų paskirstyti net ir per 3 metus, per 2 metus. Tai per tą laikotarpį yra šimtai trilijonų dolerių ir eurų prasisuka per pasaulinę investavimo rinką, tai įtakos didelės tikrai neturėtų. Klausimas taip pat matau, Jono, ar tokios darbdavių įmokos galimos ir antrai pakopai? Tai taip, darbdaviai gali mokėti ir į antrą pakopą papildomas įmokas ir gyventojų pajamų mokesčio ir sodros mokesčio ta lengvata jinai lieka galioti, tik praktikoje didžioji dalis žmonių renkasi darbdaviai trečią pakopą dėl papildomo lankstumo, kad jeigu kažkas nutiktų gyvenime galėtų įsimti, bet galimybė yra ir dalis tikrai darbdavių ir ten papildomai moka, tai tikrai yra galimybė. Matau, Ilona klausia, ačiū, jei norėčiau papildomo pokalbio konsultacijos, kur man registruotis. Tai atsidarykite mūsų tinklapį ir mūsų tinklapį goindex.lt atsidarius tikrai vos ne pradinėme langele paskrolinus šiek tiek bus mygtukas pasikonsultuoti. Tai per ten galite registruotis, mūsų komanda pamatys, galite paminėti, kad buvote pas mane webinare arba turit kažkokius specifinius klausimus, tai galbūt mūsų kolegos galės net ir dar papildomai pasiruošti tam, tai bet tikrai galite per mūsų internetinį tinklapį pasiregistruoti. Ar patartumėte likti antroje pakopoje, jeigu galiu išsimti pilną sumą be mokesčių, dabar turiu kritinę ligą ir taip pat kitą aplinkybę pajamas gaunu pagal mažą mažoje bendryje, pagal civilinę sutartį, nesikupia VSD, 42 metai turiu trečią pakopą. Tai dėl kritinės ligos tai priklausytų, ką jūs darytumėt su įsimama suma. Jeigu jums dabar tų pinigų nereikia, tai jūs turit galimybę bet kada įsimti tas lėšas, priklausomai nuo koks lygos sąrašas ir kokia lyga, bet tai ar dabar pasinaudosit tą galimybę, bet jeigu tais pinigus ar taip investuotumėt, tai dabar visa pinigų sukaupta suma jinai yra, antroje pakopoje yra vieni mažiausi mokesčiai apskritai, kuriuos galite rasti rinkoje, net mažesni negu trečioji. Lankstumą turi tokį patį, nes iš trečios pakopos galite įsimti, iš antros taip pat jūs galite įsimti, bet mokesčiai yra mažesni antroje pakopoje, plus gaunat valstybės paskatą. Tai tikrai, jeigu nereikia tų pinigų, nežinau, ir tikrai nerekomenduočiau. Jeigu įsimtumėte tas lėšas, vienas iš dalykų, ką tikrai rekomenduočiau vienam žmogui rekomendavau, tai galimai pradėkite iš naujo kaupti, jeigu ta liga nėra labai sudėtinga ir ar jau pasveikote, kaip pavyzdys. Tai dėl ekonominės naudos ar ne, ir jeigu planuojat kaupti savarankiškai, tai galite pradėti iš naujo kaupimą daryti antroje pakopoje, nes gausit valstybės paskatą, bet jeigu nėra būtinybės, tai tikrai ne. O kas liečia mažąją bendriją, tai yra galimybė kaupti antroje pakopoje, turint šitą
mažąją bendryją ir dirbant pagal civilinę paslaugų sutartį, jūs galite įsimokėti savo reikmėm nedidelę pinigų sumą, sumokėti dalį VSD mokesčio ir ten gali gautis, kad ir keli eurai, bet jums tada valstybė pridėtų valstybės paskatą. Tai galima šitą irgi susiefektyvinti, tai galima apsvarstyti, kaupiant antroje pakopoje šitą dalį papildomai. Ar galima atšaukti patvirtintą prašymą stabdyti įmokas, ar tai yra pradėti vėl tęsti įmokas, jei esu susistabdęs? Taip, atnaujinti įmokas tikrai galite prisijungus prie mūsų savitarnos, nuėjus į antros pakopos skiltį, spauskit mygtuką prašymai ir prašymų skiltyje bus skirtingi pasirinkimai. Jeigu esate susistabdę, tai turėtų matytis mygtukas atnaujinti įmokas. Tada matau klausimą, žmogus išeina į pensiją, nori kas mėnesį gauti savo antros pakopos pinigus. Ar turės jis mokėti kokį mokestį, vienkartinį ar kas mėnesį? Tai priklausomai, kokiu būdu žmogus pasirinks tos pinigus gauti iš antros pakopos. Jeigu tai bus, gyventojų pajamų mokesčių mokėti nereikia, iš GoIndex sulaukus pensijinio amžiaus kažkokio papildomo išeinant mokesčio taip pat nėra. Pasirinko sodros anuiteto principą, sodros vieną iš anuitetų. Sodros anuitetas kainuoja apie, jeigu neklystu, 2,5%, tai nuo jūsų sukauptos sumos sodrai už administravimą, kad ir kiek jūs gyvensite iki gyvenimo pabaigos, kad ir 20 metų, yra nuskaičiuojamas 2,5%, o visa kita jau yra tada žmogaus pusėje pasiliekama, tai vienintelis sodros anuiteto mokestis gali būti nuskaičiuojamas, kitų mokesčių kaip ir nėra. Norėčiau sužinoti, ar antros pensijų pakopos lėšos mirties atveju iki pensijinio amžiaus yra paveldimas ir ar paveldėtojo tvarka skiriasi priklausomai nuo pasirinktų išmokėjimo būdų. Tai iki pensijinio amžiaus, tai taip, visa sukaupta suma yra paveldima. Išmokos irgi yra apipintos mitais, paskutariuoju metu kažkaip yra šnekama, kad žmogus turės pats sulaukti pensijinio amžiaus arba gaus dalimis tas išmokas, tai pensijų fondo sukauptos lėšos yra paveldimas taip pat kaip banko sąskaita pagal tą patį paveldėjimo kodeksą, tai, sakykime, vienkartinė išmoka jūsų paveldėtojai gautų į banko sąskaitą. Tiesiog mes gaunam iš notaro ar kitos institucijos dokumentus, paveldėjimo dokumentus ir pagal tą išrašą pinigai yra pervedami į banko sąskaitas. Matau klausimą Linos, jeigu sulaukus pensijinio amžiaus nebus viršita anuiteto riba, pavyzdžiui, bus tik 15 000 eurų, tai bus galima visą sumą išsimti, ar kai virš 10 000 eurų nebegalima visos pasimti sulaukus pensijos. Tai nuo šių metų minimali anuiteto privaloma riba yra 16 785 eurai. Tai jeigu sukaupta suma bus, kaip pavyzdį, iki 15 000, tai visą sukauptą sumą be jokių papildomų mokesčių bus galima išsimti. Dar vienas dalykas, galbūt naujas ir jūsų artimiesiems bus naudingas, tai yra tai, kad atsirado nuo šių metų galimybė išsimti lėšas, jeigu žmogus yra sukaupęs pusę tos ribos, tai kažkas būtų apie 8 300 eurų ir yra sukaupęs tokią mažą pinigų sumą ir jiem yra 5 metai iki pensijos, tai žmogus gali užpildyti prašymą ir atsimti visą sukauptą sumą, tiek ir sodros dalį, net 5 metai iki pensijos. Tai šią savaitę teko bendrauti su vienu pažįstamu, sako, mano tėvai užsipildė prašymą išeiti iš antros pakopos, bet girdėjau, kad kažkokius prašymus pildant gali daugiau, mažiau gauti. Tai pasižiūrėjom, žmogus tikrai tėvai buvo užsipildę atsimti lėšas per sodros nutraukimo langą 2 metų ir jie būtų netekę sodros taškų, per tą prizmę dabar nebūtų galėję atsimti, jie būtų grįžę į sodros taškus. Tai žmonės atšaukė šitą prašymą, užsipildė 5 metų iki pensijos tą prašymą ir tada gauna visą išmoką minus 3%, kurie yra sodrai. Tai va. Tada matau, Kiril klausė, turiu GoIndex antrą pakopą su atitinkamo amžiaus rizika. Norėčiau pakeisti fondą į rizikingesnį. Ar yra fondo keitimo mokestį? Tai fondo keitimo mokesčio pas mus nėra. Fondą galite pakeisti, bet kada prisijungus prie savo savitarnos, paspauskite antrą pakopą, prašymai, tada bus mygtukas keisti fondą. Tai ten pasispaudus per keletą dienų įvyks fondo keitimas, papildomo mokesčio jokio nėra. Ir matau dar kelis paskutinius klausimus, tai matau juos padengsime ir galėsime tada eiti vakaroti. Tada girdėjau tokius gandus, kad jei ateitų pas mus karas, tai valstybė atimtų žmonių antros pakopos pinigus gynybai. Ar tai realu? Nesako, kad buvo sovietų laikais su žmonių sukauptais pinigais. Tai yra taip pat realu. Aš sakyčiau, kaip
paimtų karo atveju žmonių pinigus iš jų banko sąskaitos. Nes Konstitucinis teismas išaiškino, kad antros pakopos pinigai yra žmogaus nuosavybė ir tai yra žmogaus nuosavybė ir tai taip pat nuosavybė laikoma kaip ir banko sąskaitoje laikomi pinigai. Tai teorinė galimybė egzistuoja, kad ir banko sąskaitą gali nusavinti, bet labai, labai maža tikimybė, kad būtų, kaip pasakyti, einama prieš konstituciją ir tai nieko nesikeistų, kad ir kokius mes pinigus laikytume kitose institucijose šitoje vietoje. Ir nelabai manau, kad tai galėtų įvykti. Ar antra pakopa galima palikti akcijų fonde po 60 metų? Tai taip, žmogus gali pasirinkti bet kada, kokį nori rizikos fondą iš antros pakopos sąrašą, tai žmogus net ar 60 metų ar 70 metų jau sulaukus pensijos, jisai gali būti net pasirinkęs jauniausio amžiaus grupės pensijų fondą, tiesiog tuomet yra prisiėmama didesnė investavimo rizika, nes investuojama ne pagal rekomendavimo principą, bet tikrai turime žmonių, kas yra sulaukę ar 60 ar 60 kelių metų ir jie vis dar yra pasirinkę akcijas, nes domisi investavimu ir gali prisimti tokią riziką. Ar tie, kurie susistabdė savo pensijų kaupimą, kai turėjo galimybę, privalės kažkada vėl startuoti? Ar yra numatyta tiksli data, ar galės būti susistabdę, kiek norės? Tai tokios datos, kada atsinaujinti kaupimo privalomai reikės, tikrai nėra. Kol kas žmonės gali likti susistabdę ir visą kaupimo laikotarpį. Tai kažkokių siūlymų ar rekomendacijų, sakykime, įstatymo pakeitimam šitoje vietoje nesu girdėjęs. Ir matau paskutinį klausimą, Ligitos, esu girdėjusi, kad galima gauti valstybės paramą nemokant 3 procentų iš darbo užmokesčio. Koks tai kelias? Daug kelių nežinau tokių, bet vienas kelias tikrai yra galimas, tai yra, jeigu vienas iš tėvų ar tėvai, sakykime, susilaukia vaiko, yra tėvystės atostogose, nežinau, ar tai galima vadinti atostogomis, kaip pasakyti, iš asmeninės patirties, bet būnant tėvystės atostogose, tuo metu, kai žmogus yra tėvystės atostogose, jis pats nemoka 3 procentų į savo fondą, bet valstybė jam prisideda 1,5 procento nuo vidutinio darbo užmokesčio. Ir gaunama parama, tai vienintelis kelias, kuris dabar ateina į galvą, tai yra tėvystės, motinystės atostogos, kitų tokių kol kas dabar nelabai ateina. Matau, yra klausimas, ar bus galima gauti seminarą įrašą, nes matau prisijungti ir tik į klausimų sesiją. Taip, planuojama atsiųsti visiems žmonėms, kurie prisijungia, registravosi seminarų įrašą, tai kolegos tikėtina galbūt kitą savaitę parengs įrašą ir juo pasidalinsime. Ir matau, jau yra padėkas, tai ačiū visiems prisijungusiems, tai labai norėčiau, kad pasidalintumėt savo įžvalgomis, ką išgirdote naujo, ar norėtumėt kokių naujų seminarų ateityje. Tikrai svarstome su komanda galbūt juos parengti, nes tikrai buvo nemažas susidomėjimas, daugiau negu jau 1000 žmonių prisiregistravo. Matau, kad ne visi sugebėjo prisijungti tiesiogiai, bet manau, visi peržiūrės įrašus, 1000 žmonių, kurie registravosi, tai kas turėtumėt minčių, kas buvo patiko, kokių temų norėtumėt, ar apie 3 pakopą, ar apie darbdavio pensiją, papildomą seminarą, tai parašykit į laukelį, su kolegomis tikrai perskaitysim, atsižvelgsime ir matant jūsų poreikį ar norą papildomai taip pat pasistengsime jį atskleisti. Tai ačiū visiems, kad kaupėt kartu su mumis ir linkiu priimti teisingą, ne tik emocijomis, bet ir faktais paremtą sprendimą. Jeigu kyla dvejonių, ką jums, jūsų atveju geriausia padaryti, tai tikrai pasiregistruokite pas mus pasiregistruokit pas mūsų konsultaciją, tai kolegos susisieks, pažiūrėsim jūsų asmeniniu atveju, ką būtų galima padaryti, bandykite naudotomis visomis lengvatomis, kokios yra galimos, tai kaupiant tiek 2 pakopoje, tiek kaupiant 3 pakopoje, jeigu turit galimybę per atlyginimo peržiūrą kaupti su darbdaviu ir pasinaudoti 68 procentais didesnio efektyvumu ir nukreipiant visus sutaupomus mokesčius investavimą, tai matot, daro didžiulį įtaką. Tai tikrai rekomenduoju apsvarstyti visus tos variantus ir ačiū visiems, kad pasitikit mumis ir tuomet iki kitų sekančių kartų.